Iš praeitame posėdėje pono Poimanskio išsakytų teiginių darytina išvada. Atsiprašau. Gerai jaučiatės, ne jūs? Atsisėdė. Taip. Gal jūs pasitraukite, taigi ne jūsų vietoje jaučiate. O tai negalima sėdėti. Jūs čia namuose esate? Atsiprašau. Taigi, aš valstybės esu. Jūs neleidžiat man... Jūs kolega biškiu pasakyti, kad jeigu jau filmuojate, tai filmuotų iš vieno taško, bet jau vaikščiotų jau nesidėtų sėdimuose kėdėse. Ne jūs režisierius šičia. O tai kas režisierius? O kas režisierius esate paklausyti? Tai jūs režisierius? Tai ne, jūs teikite. Jūs pirmininkas, bet ne režisierius. Gerai, tvarka, leiskit pabaigti. Būkit mandagus, leiskit pabaigti. Iš praeitame posėdėje Mariaus Pomanskio išsakytų teiginių darytina išvada, kad jis yra nekompetentingas eiti ne tik komisijos pirmininko pavaduotojo, kaip šiandien netgi pirmininko, bet ir viešosios tvarkos poskyrio vedėjo pareigas. Sprendžiant iš to, kad šis valstybės tarnautojas su piliečiais kalbėjo pakeltų tonų, juos žemino ir dėl išsakytos jam nepalankios nuomonės grasino išvesdinti su policija, Poimanskis nepaiso ne tik įstatymų, bet ir konstitucijos, kuri piliečiams laiduoja teisę kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, laisvai reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją.